Sveiki. 2 elektros įvadai privačiame name. Jau daugiau nei metus galima į namus užsisakyti 2 arba 3 elektros įvadus. Tai reiškia, kad turim pagrindinį įvadą visam namui ir atskirai galima užsisakyti, kad būtų pajungtas atskiras įvadas elektromobilio krovimui, atskiras įvadas šilumos siurbliui ar kitam daug vartojančiam prietaisui. Tai turbūt ir 3 galima, ir 4. Nesvarbu. Tai ESO yra pildomas laikino 10 metų įvado įvedimo užsakymas, paraiška, įvykdžius techninės sąlygas, atvažiuoja ir sumontuoja antrą skaitiklį. Tai atrodo taip. Taip, yra 2 skaitikliai. Vienas pas mane susietas su saulės elektrinė, kitas yra elektromobilio krovimo stoteliai. Tai iš namo ateina iš pagrindinės magistralės, kaip pasakyti, elektros, nuo transformatorinės ateina vienas laidas ir grįžta 2 laidai į namus. Ir skydelėje turime pagrindinio įvado, kuris čia šitas pagrindinio įvado kirtiklis, elektromobilio įvado kirtiklis ir turiu 3 kontaktorius. Pagrindinio įvado, elektros įvado ir perjungimas krovimo stotelės. Tai aš galiu pasirinkti su išmanaus namo sistema, kurį įvadą jungti. Tai yra, namas gali maitintis iš pagrindinio įvado, elektromobilis krautis iš kito įvado, kuris yra nesusietas su saulės elektrinė. Tai reiškia, saulės elektrinė gamina elektrą ir atiduoda ją į tinklus, jinai kaupiama žiemai. Bet jeigu pasijungia elektromobilio krovimą ir krauni iš to pačio įvado, tai pirmiausia susinaudoja sukaupta energija. Tai vat, kad to išvengti, yra perjungiama elektromobilio krovimo stotelė prie įvado, kuris nėra susietas su saulės elektrinė ir tokiu būdu elektromobilį pasikrauname biržos kainą. Viskas paprasta. Svarbu, kad užtektų kabelio iki jūsų ESO apskaitos skydo, kad užtektų kilovatams, kiek turi namams, plus, sakykime, 14 kW atskiras įvadas. Užsisakot ir turit.